Sveiki, Dzūkijos veido žiūrovai. Šiandien pas mus svečiuose ypatingas svečias Tėvynės sąjungos krikščionys demokratai partijos pirmininkas, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas, Seimo narys Laurynas Kasčiūnas. Sveiki, Sveiki. Labas. Kaip jums ši rudeniška vasara? Ar kaip tik gerai ir patinka, nes neturit kada atostogauti? Tai šiaip labai neplanavau atostogauti. Taip, turėsiu vieną savaitę išvykos rugpjūčio, sakykime, tai pirmoji pusė, bet šiaip ir planavau aktyviai važiuoti per Lietuvą ir vasaros laikotarpį, nes kai išrinkau partijos pirmininkų, tai vieną dalyką pažadėjau, vieną iš kelių dalykų, kurį pažadėjau, tai kad apvažiuosiu Lietuvą. Važiuosiu visus regionus, tai šiandien mes esam su visais mūsų formatais, su Kova su Kasčiūnu, tokį turim diskusijų klubą ir su mūsų Vytauto Didžiojo gynybos linijos projektu jau 32 savivaldybė iš 60. Tai jo, neturėsim ką vykti paskui. Bet tai dar kartą važiuosim. Tai intensyviai turėjome šį savaitgalį 3 dienas paskyrėm ir Palangoj, nes didelė dalis Lietuvos dabar Palangoj, tai ten ir šiek tiek gal ir su policiu derinom mūsų irgi tokias, pasikalbėjimus su žmonėm ir sakykim taip, tą politinės bendruomenės turi daryti. Neturi būti partijos kabinetinės, neturi partijos užsidaryti į stiklinius bokštus, turi išeiti žmonės. Ir tą ir darom. Pradėkime dabar nuo karščiausios naujienos - dronas. Šimtai versijų, daug komentarų, jokio aiškumo. Jūs, kaip buvęs krašto apsaugos ministras, gal galite paaiškinti Lietuvos kariuomenės vado Raimundo Vaikšnoro žodžius, kad galbūt jokio drono ir nebuvo. Teigiama, kad jis buvo užfiksuotas dar Baltarusijoje, jį stebėjo, bet galimai ten gal buvo paukščiai. Tai kaip galėjo būti, ar per aplaidumą tas objektas, kurį jie užfiksavo Baltarusijoje, buvo toliau nestebimas, ar jau tada, jeigu iš tikrųjų tai buvo dronas, jis kirto sieną radaram, nepasiekiant jo? Labai geras klausimas, pabandysiu pakankamai išsamiai atsakyti, nes šiek tiek turiu ir patirties, ir žinių. Ir šiek tiek susigaudęs informaciją, kuri dabar tame šiek tiek tokiame chaose tvyro, galiu pabandyti taip, padaryti tokią, išsakyti versiją, kuri labai arti tikrovės. Viena vertus, čia, žinot, dabar labai lengva matyti visus imti kritikuoti, bet aš taip pakankamai ramiai ir dalykiškai daugiau teikiu siūlymus, negu kritikuoju, nes suprantu, kad kartais, kai iškyla tokios neordinarinės situacijos, yra sudėtinga. Visiems, kurie tuo metu turi atsakomybę. Aš pats buvau ministru ir suprantu, kad esant krizėje ne viskas paprasta. Tai priimkime kaip faktą ir nešokim su kalavijais ant kitų žmonių problemų. Ne, viskas. Čia yra mūsų problema. Taip, tai yra mūsų rūpestis. Be abejo, dabar, kur problema yra komunikacija, tai minimum problema, tai ką tikrai čia mažiau reikėjo laidyti tas viešas erdvės tų visokių versijų. Problema, kad neatsirado vieno centrinio žmogaus, kuris komunikuotų. Susitarėma, kad, pavyzdžiui, krizių valdymo centro direktorius yra pagrindinis veidas. Ir jisai komunikuoja. Visi kiti tiesiog sako, o čia yra žmogus, kuris yra tas, kuris išneša į viešą erdvę tam tikrą informaciją, dėl kurios jie yra tikri. O dabar vienas tą pasako, trečias tą pasako, ketvirtas tą pasako, ne, tai balionas, tai nebuvo, tai matėm, tai nematėm. Ar ne, sakyti, grybautojai dar atsirado, grybautojai pajėgumą. Ir žmonėms truputį kūrė tokį nesaugumo jausmą. Tai reikia susitvarkyti pirmiausia komunikaciją. Dabar, kas labai tikėtina čia įvyko? Kiekvieną naktį Rusija puola Ukrainą, ką mes puikiai žinome. Dabar jie tai daro su įvairiaus tipo dronais. Yra Geranai, Šachedai, siunčia apie 600-700 įvairių dronų. Yra dronai, kurie skirti ne tiek sukurti žalą, bet suklaidinti ir nuvarginti Ukrainos oro gynybą. Ta Gerbera, kuri patvirtinta prieš porą savaičių pas mus įkrito, jinai buvo tuščia, bet jos tikslas nebebuvo be sprogmenų. Bet jos tikslas yra būtent jinai yra tam, kad ukrainiečius klaidinti, kad jie iššaudytų savo oro gynybos pajėgumus, silpnintų ir taip toliau. Ukrainiečiai taikė įvairias priemonės tokioje situacijoje ir labai tikėtina, kad ta Gerbera prieš 2 savaitės jinai buvo suklaidinta ir perprogramuota. Ukrainiečiai sugeba tai padaryti. Gerberos nėra technologiškai labai sudėtingos. Ką tai reiškia? Išjungia smegenis, pakeičia kryptį ir jinai, kiek turi bake kūro, nes jinai varomo kūro, Gerbera, gali skristi apie 600 km. Tai va, bet man tada iš karto kontraklausimas, tai gerai, bet jis tada perskrenda visą Baltarusiją ir ką Baltarusija neseka, nereaguoja ir jie bando, bet ne taip paprasta tą padaryti.
Tai Baltarusija tai čia kasdienybė problema šitą vietą. Jie tengi paskelbė. Čia jau yra, kad ir Baltarusija praleido. Prasileido ir gali kartais, jie irgi gali nespėti. Nes jie bando irgi nuiminėja, numušinėja, čia šiandien paskelbė, kad Minske lygtai prie Minsko numušė kažką ir taip toliau. Bet gali būti, kad prasileidžia. Ne? Tai ir jisai galėjo teoriškai atskristi iki Lietuvos. Visiškai kuro tie gali užtekti apie 600 km. Dabar tas matė nematė. Tai mūsų radarai, kuriuos mes turim, ir tai yra visų NATO šalių problema, jie mato tas tradicinės oro problemas, oro grėsmės. Tai yra balistinės raketas, kruizinės raketas, sraigtasparnius, lėktuvus, priešiškus. Bet kol kas jinai, ta sistema nėra radarų adaptavusi prie naujo pobūdžio, pakankamai naujo, jau įprasto, bet naujo pobūdžio bepiločių orlaivių. Ir bepilotis orlaivis dar turi savybę, jisai, kai kuras ėma mažėtis, leidžiasi. Ir mūsų radarai mato tam tikrą aukštį. O po to, jau kai nusileidžia žemesnį aukštį, jau jie ne viską mato. Tai labai tikėtina, kad mes jį fiksavome tam tikram aukštį ir jis pradėjo leistis ir jisai išnyko iš radarų. Ir kadangi mes neturim detekcijos sistemų pasienyje, kad atskirti droną nuo kitų grėsmių, ką ukrainiečiai turi, mes tik pradedam diegti. Nes NATO nieks neturi NATO detekcijos sistemų. Gali būti, kad tiesiog mes jisai skrido ir mes jau tada liudininkai buvo gyventojai, jie filmavo, jie darė nuotraukas, jie girdėjo mopedo garsą, nes jisai skrydžio mopedo garsą. Ir tada mes turim tokią truputėlį sudėtingą situaciją. Gerai, mes šiandien užfiksuojam ir identifikuojam, kad skrenda užtaisą nešantis šachedas. Kaip veikia algoritmai ir per kiek laiko jis būtų numuštas, jeigu kirstų mūsų oro erdvę. Dabar grįžtam į metus, gal kai Latvija įvyko, atsimenu. Ten jau buvo ne Gerberas, o šachedas. Tai labiau, ir leisit dar porą momentų pasakysiu svarbių, Gerberas, kurį buvo prieš porą savaičių Lietuvoje, jas lengviau perprogramuoti negu šachedus. Šachedas yra technologiškai labiau sofistikuotas, 4 antenos, ten taip lengvai to neperprogramuotas. Tai labai tikėtina, kad kas atskrenda į Lietuvą, labiau yra tas Gerberas, kuris turbūt yra tuščius. Tai čia, tokia, nežinau, kaip čia pasakyti, šiek tiek gera žinia, ta prasme, kad mažai, matyt, grėsmės lygis nėra pats didžiausias. Bet negalėt mest, kad tai gali būti ir šachedas, Geranas 2 ir kiti dronai. Dabar tada, jeigu darom prielaidą, kad tai yra šachedas. Tai pagal visą mūsų radarų sistemą, mūsų problema yra tame, kad tai nustatyti vizualiai, kas tai per tipas orlaivį. Tai pavyzdžiui, Latvijoje buvo algoritmas toks, kad naikintuvai oro policijos kyla per staigiai, per kelias minutės. Dar jau žinodami, kad iš Baltarusijos pusės ateina, tai yra šiek tiek laiko yra, gali būti ir gal valanda, sakykime, ir daugiau. Tada nustato vizualiai, kas tai yra, ir tada priima sprendimą. Jeigu jis skrenda, pavyzdžiui, į miestą, kur gali grasinti civiliam gyventojam, kritinė infrastruktūra, gali būti didžiulės netektis, tada jis gali priimti sprendimą ir jį eliminuoti. Tai čia tas algoritmas. Tol, kol mes neturėsime daug labiau sofistikuotų ir technologiškai pajėgių dėl kitų neutralizavimo būdų. O tai yra arba radioelektroninė kova, ką turi ukrainiečiai, arba kinetinis naikinimas, tai nuo žemės turi įvairius automatinius pabūklus, kitokias priemonės, kur tu gali, ar dronas prieš droną, ką irgi taiko ukrainiečiai. Tai mes dabar nes Ukrainoje saugoti, apginti miestus, ten net formuojamos tokios savanorių grupės, visi tie pikapai, kurie išvažiavę iš Lietuvos, ten kulkosvaidis montuojamas ir jie saugo pasikeisdami miestus, o pas mus iš esmės yra tik tai lėktuvo pagalba šiai dienai, ne? Šiai dienai taip. Aišku, jeigu tai eitų prie kariuomenė, galėtų irgi turėti savo oro pajėgumą ir mes turime trumpo nuotolio oro gynybos sistemas, kurios dabar, dar mano sprendimu bus atnaujintos, nupirksim Perūną, reiškia, nešiojamos oro gynybos sistemos, tada įsigijimai yra su artimo nuotolio mobiliom oro gynybos sistemom M-Shora, tai mes turim priemonių. Problema su tom priemonėm, kad jų šūvis yra kelis kart brangesnis negu pats šachedas. Ar ne? Tai reikia pigesnių priemonių. Tai čia į tą ukrainietišką visą pasaulį, ką reikia mums padaryti. Ir dabar grįžtam prie to. Taip, tai ką jūs pasakėte, tai yra taip Ukrainos nacionalinės gvardijos funkcija. Jinai turi tas ugnies grupės, kurios iš esmės kritinės infrastruktūros apsaugai ir skirtus. Bet tiesai pasakyti, kad tie mūsų pikapai ir kulkosvaidžiai jau šiek tiek praeitis.
jau jie turi kitokią technologiškai sofistikuotą ginkluotę, kadangi, na, ir iššūkiai iš kitokio aukščio tada šachedai kerta. Anksčiau jie taip leisdavosi, ne, o dabar jau jie, na, užprogramuoti, kad leistis, kad tu negalėtum jų nukalti, jau sunkiau su kulkosvaidžiu paprastu numušti. Bet vis tiek, tai gali būti situacijų, kad efektyvu, ypač kai tai yra incidentas, ne, kai nėra tikslingo, sakykime, sprendimo pasiųsti mūsų pusės šachedų. Todėl aš labai sveikinu Vilniaus miesto iniciatyvą, kurie pasiūlė su viešo saugumo tarnyba tokias ugnies grupės formuoti. Tai va, viešo saugumo tarnyba yra panašu kaip Tiesiog labai efektyvios, kaip taip, galėtų sukurti, miestas sako, mes nupirksim pikapų, ten VST uždedant jų kulkosvaidžius ir jau tu turi mobilias grupės, kurios, tarkime, jeigu sujungtų su visa radaro perspėjimo sistema ir rada tokių lokalių radarų, kurie rodo 5 km spindulių, jau jos galėtų budėti mieste paryčiais, naktimis ir, pavyzdžiui, jeigu šachedas artėtų link Vilniaus, jau jos galėtų, žinai, vertinti situaciją ir priimti tam tikrą sprendimą. Aišku, viskas daug sudėtinga. Supraskime, Ukrainoje karo padėtis ir visas dangus ir viskas, kas juda dangui, yra tiesiog a priori grėsmė. Lietuva yra taikaus režimas, todėl yra civilinė aviacija, laineriai, yra daug tokių niuansų, todėl reikia skaičiuoti kaštus. Labai tikėtina, kad, na, jeigu tai skrenda kažkoks bepilotis orlaivis, jeigu skrenda į laukus, miškus, tai labai tikėtina, gal geriau jam leisti nusileisti, negu kalti į jį su tam tikrom pasekmėm. Bet aišku, jeigu jis eina į miestą ir eina į civilius gyventojus, tai faktas turi suimti sunkų sprendimą. Ir aš tikiuosi, kad mes kada nors, na, būsim principingi iš to klausimą. Bet nedaug dievė, kad kažkas eitų į miestą. Tai gerai, va dabar apie tą nedaug dievę. Ne? Naudojant dronus, iš esmės atakuoti prie mūsų aptikimo dabar ir oro erdvės tos gynybos sistemos nėra sudėtinga. Kad užpulti turi sutelkti, kaip buvo Ukraina, ne? Ten kareivių brigados, kūro, žvalgyba vis tiek veikia, vis tiek tu žinai prieš kelis mėnesius, kad kažkas ruošiama. Dabar, jeigu toks, batka vežimais šieno apdengtų suveža šachedus, sukiša į tvartus, ten niekam nematant, ne? Nu ir kokį 1000 sukaupęs paleidžia. Tai praktiškai per dieną gali visiškai paralyžuoti arba, galima sakyti, laimėti karą prieš Lietuvą. Šiai dienai prie tokios gynybos. Matyt, jau 1000 jau yra iššūkis didžiulis, tikrai taip. Tai ne 1000 ir 100 būtų jau problema. Čia tą iškart galiu pasakyti, ta prasme. Bet tai dėl to mes turime investuoti į oro gynybą. Įvairaus to tipo. Aš kai buvau ministras, aš išdėliojau tankų batalioną, kuris mano požiūriu, gali būti sukurtas daug per ilgesnį laiką negu dabar, tai reiškia, taupyti pinigus būtų galima per laiką. Aš tam tikrus pinigų resursą skiriau oro gynybos sistemą. Vidutinio nuotolio, artimo nuotolio. Kiek spėjau padaryti per tos 8 mėnesius, tiek tų sutarčių sudarė. Tos sistemos dar tik važiuoja, ne, po 2 metų kaip jūs. Bet jeigu jūs paklaustumėte, kaip yra NATO erdvėje su oro gynybos sistema, tai aš galiu pasakyti, tik tiek keli procentai viso oro gynybos sistemos poreikių NATO kontekste yra išpildyta. Tai yra mažiausiai išvystytas pajėgumas visoje NATO yra oro gynybos sistema. Iš esmės tragedija yra. Taip. Ir net kalbu apie tas tradicinės oro gynybos sistemas nuo tų tradicinių oro grėsmių. Ar ne, kaip balistinės? Mes tradicinės iš esmės dar kaip ir galėtume apsiginti. Turi baterijas. Bet jeigu sugalvotų kažkas su dronais užeit. Aišku, tu ir gali naudoti ir tas tradicinės priemonės ir prieš droną. Tai įsivaizduoju, kad Samsas gali su bet kiek tas kainuoja ir kiek absoliučiai 100 kartų skiriasi raketos kaina nuo dronų. Todėl mes turime eiti labiau tokius, paprastesnius būdus juos nukalinėti. Bet nepamirškim, taip, oro gynyba yra be galo svarbu, bet okupuoja ne dronai ir ne šachedai. Okupuoja pėstininkai ir sunkioji technika. Todėl nepamiršti reikia šitoje vietoje ir mūsų sienos stiprėjimo ir fortifikavimo, minavimo pajėgumų, mūsų droniniai pajėgumai, kurie galėtų numušinėti ir stabdyti jų techniką. Artilerijos pajėgumo stiprinimą ir visus kitus dalykus, kurias mes kurdami lietuvišką diviziją irgi kūrėm. Tai va, tai visas čia yra kompleksas, čia yra sistema, kurią reikia. O gerai, dabar, žiūrėkit, mus terorizavo ir jums būnant, man atrodo, ministro ar... Balionai. Ne, mus emigrantai terorizavo. Bandė, migrantai, nelegalūs migrantai, bandė užtvindinti Lietuvą. Dabar vėlgi grįžtam prie tų batkos išdaigų, jeigu jis, atveža į pasienio kaimus ten pusę fūro šnapso, atveža kelis tūkstančius tų žaislinių dronų,
Nu ir ten jie sau geria ir kasdieną leidžia. Va žiūrėkit, kaip dabar įvyko, ne? Vienas praskrido ir jau lėktuvus kelia, malūsparniai suka, tarnybos po miškus laksto, ne? Už valandos kitas. Vėl visų tarnybų darbą gali paralyžuoti ir sukelt, chaosą ir didžiulę baimę. Iš esmės, toks scenarius vėlgi, kai neturim to aptikimo ir ką daryti. Ką daryti su tai žaisliniais? Jeigu jų paleidžiam per dieną 10-20, tai mūsų valstybėje absoliutus chaosas. Ta, tai tada be abejo, viena vertus tu pripažįsti naują realybę ir prie jos prisitaikė, antra vertus tokį atveju po tokios pirmo išbandymo tu duodi atkirti Baltarusiją. Tai ko trūksta NATO, dažnai jis turi būti aktyvus alijansas gynybinis. Jis turi irgi dilemas kurti priešiškom šalim. Jeigu jie kuria problemas, mes jiems irgi turim sukurti problemą. Tai yra ten kažkur kirst per jiems skaudžiamas vietas. Ta reikia išmokti daryti. Ir kol NATO to nedaro, tol yra problema. Nes aišku, Lukašenka ten sakytų, koks nors skraidančių aparatų mėgėjų būrelis surengė stovyklą, nekokybiški dronai, nelabai valdomi, gal Nedalėtų. Bet aš tai nekaltas, kaip ir su migrantais buvo tas. Jo, bet tada gali užspausti jam kokį nors tranzitą, jam užspausti dar kažką gali, kad jis suprastų, gal geriau to nedaro. Gerai, tai bet jūs nejaučiat šiek tiek dabar matant, kad yra pats lengviausias kelias kirsti mūsų sieną, nekirsti, perskirsti mūsų sieną yra dronai, kaip buvo, tai aišku, jūs absoliučiai jums jokių negali būti priekaištų labai trumpai, kad vis dėlto neatkreipė dėmesio ar ne pirmų klausimų, būtent šitą apsaugos sistemą antidroninę tokią pasinę įdiegti reikėjo iš karto priiminėti įstatymus ir finansuoti šitą. Mes šiek tiek suvėlavom, nes dar kokius 2 metus, kai prasidėjo pilno masto karas prieš Ukrainą, mes dar svarstėm, ar dronai yra tik tai šito karo aidas, kaip toks momentinis aidas, ar tai yra karybos transformacija. Mes dar diskutavom. Jau kai atėjau į ministrus, tai aš kelis dalykus padariau dėl dronų. Pagaliau iš optinių kursų įdėjo dronų operatorius, ko nebuvo. Kariuomenės viduje sukūrėm dronų rengimo centrą dronistų. Atidariau 10 milijonų programą Lietuvos gynybos pramoniai, kad dronistai važiuotų į Ukrainą, testuotų savo produkciją, kad galėtume nupirkti ukrainiečiams jūs, bet ir savus aprūpinti. Atidariau karo akademijoje dronų centrą visuomeniai. Kiek įmanoma per tą laiką aš bandžiau kurti ekosistemą. Į kariuomenės struktūras pradėjo integruotis tam tikrą pasvandinį dronį ir kartu antidronį. Tai pirmi žingsniukai padaryti. Bet tam, kad pasivyti tai, kas vyksta Ukrainoje, o tai yra kiekvieną mėnesį vis kažkokia naujovė, jie vis išbando. Tam reikia varyti 7 žingsniai. Ar įmanoma, nesant kare, būti taip technologiškai energingiem ir inovatyviam, aš nežinau, nes ten įsėdi. Tai čia ir politinės valios. Ir politinės valios, tai reikia vizijos. Ta prasme, kur dar problema? Pas mus vis tiek, karinė mintis yra tokia, tu darai tai, ką gerai žinai. Yra NATO katalogas, reikia divizijos, tankų batalionas, artilerijos batalionas, tokios tradicinės kategorijos. Tas yra svarbu, bet kaip padaryti viską, kad tavo investicijos į gynybą, kuris yra milžiniškos Lietuvoje, nebūtų investicijomis į pasenusias koncepcijas, o kad tu pagautum ateities karybos technologijas, ateities karybos stilių, ateities karybą, kad tu gintumėsi moderniai. Tai čia yra iššūkis. Laurynai, koks jūsų šiandienos į Alytų vizito tikslas ar tikslai? Žinot, šiaip Alytus tai man nėra šiaip eilinis miestas Lietuvos. Čia prasidėjo mano politinė karjera. 16 metais taip aš nelaimėjau tuometinėje Dzūkijos apygardoje, buvau antras, išrinktas tuo metu pagal sąrašą. Bet aš niekur nedingau, dirbau toliau ir jau tada bandžiau 20 metais vėl tik pasikeitusioj Dzūkijos apygardai, kur Alytus rajonas buvo perskeltas per pusę su Putinais ir pirmų Alytų prijungtas prie Varėnos. Jo, nesąmonė, tikrai, aš būčiau gal net tada konkurencingas pakankamai 20 metais, ta senoji Dzūkijos apygarda, bet ir ten aš buvau vėl antram ture, tik Varėnos pusė mane mažiau palaikė, negu palaikė Alytus, kuris palaikė, jeigu taip pat išimti Alytaus balsavimą, aš būčiau čia laimėjęs Seimo mandatą. Todėl aš tikrai jaučiu, ne tik dėl todėl, bet šiaip dėl to, kad aš čia dažnai būnu, dabar mažiau, bet irgi dažnai turiu labai tokį, netgi nostalgiją, sakyčiau, Dzūkijos sostiniai. Aš per tą visą savo gyvenimo kelią įsigijau netgi sodybą prie Daugų. Tokia labai kuklė, žodžiu, kai čia visi dabar parodėm tas deklaracijas, visi sako, kad čia kažkas išvažiavo pirkti sodybas į užsienį. Manęs paklausė, tai kur tu turi sodybą, sakau, Suvalkų koridoriuje sodybą. Tai, plačiaja prasme kalbant, tai tikrai
dideli jausmai mūsų Dzūkijoje yra. Čia jau dalis mano gyvenimo. O prie ežero, nes mėgstat žvejoti gal? Mėgstu su draugais. Jo, smėlingas man ant ledo labai smėlėtos žemės labai Dzūkijoje, nelabai derlingos, tai dabar, va čia man iššūkis su tvenkiniu dabar, nes iškasint tvenkinį, nėra. Tai va, sprendžiam kažkaip dabar. Tai, žodžiu, tikrai, man čia yra bendrai, yra jau dalis mano gyvenimo, kurį aš tikrai labai tą etapą labai vertinu. Tai, bet šiaip tai yra dalis to mano vizitų po Lietuvą. Va, ir aišku, mes ruošiamės su savivaldos rinkimam, tikrai turim stiprų skyrių. Kaip tik norėjau paklausti, kaip laikosi Tėvynės sąjungos Alytaus miesto skyrius, ar daug problemų yra, ar patenkintas veikla? Ne, tai aišku, turim aktyvų, energingą Lapuką Povilą, manau, kad tikrai gali supurs komanda rimtą kitiem rinkimam, su dėmesiu iš mūsų centro ir tikrai gali būti tikra intelektualinis pasirinkimas kitoks nei socialdemokratai, nors aš žinau, kad čia yra dominuojama socialdemokratų. Neskaitot klaida ir žiūrint į ateitį vėlgi, kad po triuškinančios socialdemokratų pergalės turbūt indikacijos rodo, kad gali būti, kad vėl socdemai laimės, kad reikėjo eiti gal į koaliciją, o ne oponuoti. Laimės kur? Į Alytuje, supratau. Aš galvoju, Tai, žinot, aš skyrius autonomiškas spręs, tai geriau mato, kur kaip yra, mes nesikišam, jeigu skyrius apsisprendžia ir taip toliau. Mano tikslas yra... Bet jūs klausia nuomonę. Nebūtinai. Ta prasme, dar kai jie priėmė sprendimą, aš nebuvau pirmininku, tai aš manau, subsidiarumo principas yra labai svarbus, kad priimtų sprendimą ten, kur jisai turi būti priimamas, bet tikrai norim gerinti rezultatą. 4 vietos yra neblogai, bet tai nėra tas rezultatas, kurį mes galėtume siekti Alytuje ir manau, tikrai reikės kelsim skyriui aukštesnius tikslus artėjančiuose savivaldos rinkimuose. Suprantu, kad turit pakankamai sėkmingą merą, bet vis laik ir stipriom pozicijom reikia dalykiškos opozicijos. Kurie turėtų savo pasiūlymus, kurie turi savo idėjų ir manau, tokia tikra dalykiška pozicija gali būti Tėvynės sąjungoje. O jums pačiam dabar, Seime, buvot ir ten, kur lengviau gyventi ir dirbti? Opozicija ar kai tu esi valdančioji? Ką aš esu pajutęs per tos 8 mėnesius, kai buvau ministru, kai tu gali daryti pokytį. Kai tu įsteigi komendantūras, kai tu sukuri kokią nors dronų programą ir matai, kad juda procesas, ar ne? Kai kažkas kažkokio ginkluotės neturėjo, po to ant rankų jie turi, jau čia, žinai... Turbūt vidinis visai moralinis. Tai toks, žinai, tu darai veiksmą ir matai pokytį. Opozicija yra toksai, tu judi, gali siūlyti, gali kritikuoti, stengti, aš tokius laikausi požiūriu, kad, na gerai, kritikuoti neišvengiamai opoziciją, čia natūralu, bet kartu turi ir siūlyti savo idėjas, ne tik kritikuoti, bet ir siūlyti. Tai tu judi, lyg ir judėjimas yra, tai tada matuoji viską pagal tos veiksmus, bet kokį tu tą poveikį realų turi, jis yra kitas klausimas, bet opozicija irgi reikalinga gyvybiškai demokratija. Gerai, dar jūsų vienas iš vizito tikslų yra kaip nešimas žinios apie Vytauto didžiojo gynybos liniją. Tai Lietuva su nedraugiškomis valstybėmis turi apie 670 km sienų. Gerai, ar jau yra parengtas gynybinės linijos projektas kažkoks techninis ir koks jo bendras ilgis, jis, kiek žinau, iš dalių turėtų būti sudarytas ir koks bendras ilgis planuojamas? Pradėkim nuo to, kad kai buvau ministru, mes patvirtinom kontrmobilumo strategiją. Tai sudaryti iš kelių dalykų. Jūs įsivaizduokit, vienu metu mes Lietuvoje dar net neturėjom fizinių barjerų. Drakono dantų, ežių, tiesiog jų nebuvo. Atsimenat, kai delegatus migrantai pradėjo eiti, mes turėjom 5 km koncertinus. Na taip. Tokia buvo bazė. Tai mes turim tokius dalykus turėti ir mes juos įsigijom. Ar tikrai ta fizinė siena, fizinis barjeras sustabdė tą migraciją? Iš esmės, ta problema išspręsta. Tai taip, bet 3 dalykai. Tai yra tvora, fizinis barjeras, stebėjimų sistemos, kameros, taip, ir sensoriai įvairūs. Ir tada 3 dalykas - pasieniečiai su atgrįžimo politikos mandatu. 3 dalykai. Kodėl dabar per Latviją važiuoja pas mus migrantai ir mes jūs gaudom ir Lenkai sienas uždarė? Atsakymas yra paprastas. Latvija vėlavo 3 metus su siena, nors yra su fizinė siena, taip, šitą pačią, kurią pas mus Lietuvos įmonės galiausiai jas pastatė. Bet jie kol kas dar neturi sienos stebėjimo sistemą. Veikia sistema.
Jeigu kažkokios grandies trūksta, iškart silpna vieta. Ne? Ne, iš principo nėra sunku perlipti per tą sieną, septyną įveikti. Visi supranta, kad yra laiko klausimas, bet laikas gelbė, nes kai tu pastebi, detektuoji ir matai, kad yra žmonės. Jisai kol jį persukščiai privažiuoja pasivažiuoja, surinka ir per vartelius. Nes ta siena be stebėjimo iš esmės efekto. Tai va būtent, va. Tai 3 dalykai jie ir suveikia. Ir dabar mes iš principo labai gerai laikomės, ar ne? Va, tai čia yra, nuo to ir mes atsispiriam. Ir tada kontrmobilumo strategija, kurią patvirtino, yra keli dalykai. Fizinio mobilumo tie parkai, 28. Pradėjom užpirkinėti minas įvairios tipo. Išėjom iš konvencijų Lietuvai nereikalingų, pavyzdžiui, prieš pėstinį minų, kad galėtume turėti gamintis pirkti. Prieš tankinės pradėjom pirkti, prieš transportinės pradėjom pirkti ir didesni pinigai tam skirti. Įsivertinam, kokiam regione prieš tankinius griovius reikia kasti. Tada tiltai jau yra kai kur paruošti, jeigu reikėtų važiuoti priešininkas, jas nusprogdinti arba jos fortifikuoti. Miškai priimtas įstatymas, kad neleisti plynus kirtimus pasienio ruožuose. Tai yra tokia pirma kontrmobilumo strategijos skriptis. Na, yra, truputį jie kryptim juda. Ir šalia to mes turime šitą ambiciją, kurią šiandien pristatėme ir Alytiškiam. Tai yra Vytauto Didžiojo linija, kuri jau saugo tam tikrų arterinių kelių. Arterinių kelių reikia inžinerinių sprendimų, iš anksto jau pasiruošus būti priešui sutikti ir stabdyti. Tai nėra panacėja, bet tai gali stabdyti, laimėti mums laiko ir tu gali ugnies pagalbą naikinti minosvaidžius priešingą, kuris kol įveiks kliūtis ir steigs sustabdyti. Dabar aš noriu, jeigu leisit, vieną dalyką pasakysiu. Dabar, kadangi dronų pasaulis yra išsiveržęs ir į mūsų viešą erdvę, turbūt tokių incidentų gali vis daugėti ir daugėti, kas susiję su dronais įskrendančiais į Lietuvos teritoriją. Dažnai gali išgirsti žmonių tarpe tokį pasakymą. Tai ką čia tos fortifikacijos, čia tavo drakono dantis, jeigu dronai čia. Dronai, tai čia yra be galo svarbi grėsmė, turint omeny, kad jie gali išvesti iš rikiuotės ir mūsų kritinę infrastruktūrą, jei neturėsim oro gynybos ir mūsų karinius dalinius gali pakenkti jiems ir panašiai. Bet vis tiek, jeigu jie okupuotų sausumą, jie okupuotų susunkiai. Dronas negali okupuoti. Teisingai. Nepamirškim šito. Tai vat, kai kalbam apie tokius dalykus, visą laiką supraskim, kad tai yra 2 lygmenų reikalas. Ir rūpintis, kaip reikia nuo dronų saugotis, ir rūpintis ant žemės, kad mes galėtume būti čia stipresni. Bet aš mačiau, kad jūs rinkote parašus. Aš nelabai suprantu, kam reikalingi parašai rinkti. Parašai yra tam, kad, rodyti visuomenės palaikymą šitai idėjai, kad vyriausybė, intensyviau, greičiau judėtų su tokios linijos. Bet, mano įsitikinimu, kad linijos reikia šiandien ir ta prasme ne visi Seimo nariai tą suvokė ir negalima tą, pirmam balsavime įtvirtinti. Čia tik nereikia balsavimo, čia reikia viskas daroma darymo būdu. Tai čia daugiau signalas mūsų ministeriai. Gynybos, kad jinai, šalia visų kitų dalykų turėtų šitą klausimą savo darbotvarkės viršuje. Čia truputėlį pastangų man trūksta ir energijos trūksta. Bet nenoriu politikuoti. Bet dabar techninis dalykas, tos minavimas, tas minavimas, tos vietos, numatytos vietos, jos nebus pastoviai užšifruotos. Nebus. Kai žvalgyba indikuoja, gerai jūs čia pradžioj sakėt, kad kaupimas prasideda, kai jau žvalgyba indikuoja, kad tu negali važiuoti iš karto. Norint okupuoti, turi pasiruošti. Ligoninės karo, kraujo plazma, lavonmaišiai. Čia mes matėm, kas turi atsirasti indikatorių prasme pas priešininką, kad jau tikrai jis pasiruošęs važiuoti į puolimą. Tam jis užtrunka ir kelias savaitės gali užtrukti. Ir tą žvalgybą mato. Tai tada, kai jau pradeda šį signalą, kad tai bręsta, kad čia ne pratybos, ne provokacija, ne raumenų demonstravimas, o realiai ataka galima, tada tu ateini viskas. Gerai, jau maždaug įsivaizduot, kiek, ten aš vėlgi įsiaiškinom, kad 6-7... Jeigu kalbam apie Baltarusijos pasienį, sakykime taip, nuo Dzūkijos, ne pasienio dalis, nuo Varėnos, užkardos, iki Lenkijos, tai yra 6-4 keliai, kuriuos reikia kalbėti. Tai nėra, kad su pasieniu tai išdėstytų liniją. Yra tos vietos, kur reikia tą padaryti. Gerai, kaip jūs įsivaizduojat, arba jau yra gal numatyta, kiek laiko užtruktų statyba tos linijos? Jeigu darymų būtų. Jeigu rytoj pradedam daryti. Aš manau, per metus galim daryti. Ir čia pramonė įsijungia Lietuvos, čia pinigai lieka Lietuvoje, čia nėra tai brangų, to prasme, čia dalykai, kuriuos galima imti padaryti. O su žemės paėmimu... Bet čia teisinė dalykas, čia iššūkių bus. Ypač taikos metu, Gerai, kaip dėl šaudyklų? Ar jums neatrodo, kad jau seniai turėjo būti bent kiekvienam regione valstybinės šaudyklos, nes mes skatinam būti
mūsų piliečius pilietiškais, galvoti apie krašto gynybą, bet, kur treniruotis, kur tą įgyti praktiką, iš esmės nėra tik privačios šaudyklos. Tikrai taip, mes turim čia deficitą. Aišku, aš, kaip buvau ministras, labai rimtai taip jau kalbėjau su variam struktūrom ir su kamo, kad tokias mūsų paramilitarines organizacijas kaip šaulius labiau įsileisti į treniruotes ir visą kitą. Tai tas yra įvykę, kai kur yra labai gražių projektų dėl šaudyklų. Aš papasakosiu trumpą istoriją vėlgi, šiaip per savo 8 mėnesius. Mes Alytuje turėjom reikalą ir kalbėjome su meru dėl to, kad Šaulių sąjunga ir aerodromas. Gerai. Yra skirtingos vizijos ir panašiai, bet ten buvo idėja įrengti dronų centrą kartu su šaudykla. Bet gerai, meras pasiūlė, kas man patiko, jūs turite profesinį centrą, Prienuose turėjo žemės, perdavė žemę šauliams, per 2 metus atsiras modernus ir šaudykla ir dronų rengimų. Čia logiška, turbūt, kad ne viskas gerai. Viskas gerai. Čia galim diskutuoti, bet viskas gerai. Vat čia jau mes turėsim. Žinau, kad vakarų Lietuvoje didžiulis dalykas atsiranda ir labai progresyviai labai šaudykla kompleksas visiškas, kad Lietuvoje dar nėra buvo. Tai patruputį juda. Bet gerai, mes alytiškai galėsim ten treniruotis, ar tik Šaulių sąjungai ten galėsim? Žimtumo, nes Šaulių sąjunga administruos, aš nemanau, kad Šaulių sąjunga, turės visiškai visas laikus. Aš manau, kad tikrai bus galima atvažiuoti. Turėtų būti atvira. Gerai, ar jūs jau su nedideliu pikdžiugesiu, tiksliau gal ir su dideliu pikdžiugesiu matuojatės premjero kėdę ateinančiuose rinkimuose po Palucko skandalų? Žiūrėkit, tikrai nieko nesimatuojam, labai čia toli. Aš galiu pasakyti paprastai. Šitos rinkimus laimėjo socialdemokratai. Viskas. Faktas. Jų yra 52, mūsų 28. Tai čia dabar, kai kalbam, kad kažkas čia kažką nori išversti, ne apie tai kalba. Socdemai turi mandatą. Bet čia apie ateinančius. Jo. Tada, jeigu apie ateinančius, tai labai toli. Tai mūsų siūlymas dabar, vis tik tai mes tokiam chaose dabar. Nežinau, socialdemokratai turi viskas paklasta, jiems to reikia. Pasikeiskit premjerą. Turit žmonių. Turite. Olegas jau labai nori, pats paskelbė. Turite Mindaugą Sinkevičių, turite Alytaus merą, Cesiulį. Tai eikit premjeravimą. Tai kam reikia save dabar valstybės paversti įkaitų? Vieno žmogaus istorijų, schemų, verslų, melo. Ta prasme, žiūrėkit, kiek ten tų melo prikalbėta per tas dienas. Ir čia dar, kaip suprantu, ne paskutiniai dalykai. Tai žinot, mes dabar nenuleiskim kartelę, kad jeigu jau, kol aš būsiu premjeru, kol mane uždės antrankius. Yra kažkokie moraliniai vertinimai, vis tik tai, ne? O to per tas šitos 2 mėnesius, istorijų per daug. Tai aš manau, socdemai yra tradicinė partija turinčių žmonių. O jūs ką norėtumėte matyti premjeru, jeigu reiktų keisti Gintautą Palucką? Čia žinokit, ne mano reikia. Bet jūsų asmeninė simpatija būtų. Iš socialdemokratų, netikit daug simpatijų vienas kitam, nejaučiu. Bet aš nežinau, aš subendravęs su visais, su Oleku dirbau komitete, mes buvome krašto apsaugos ministrai, jis turi tam tikros inteligencijos, pavyzdžiui, žmogus ar ne patirties turi. Tai jis turi tą patirtis, manau, vertingą savybę. Mindaugas Sinkevičius, įvykė yra, kai jis įvykė, bet jis irgi toks stiprus regioninis lyderis. Cesiulis irgi turi savo privalumų. Ta prasme, tikrai, ne man vertinčiau socdemų pasirinkimas, bet aš manau, tų žmonių turi. Bet jūs esat labai patyręs politikas. Aš dar neįpratau, kai jūs taip sakot patyręs lyderis. Bet jūsų akimis žiūrint, ar taip gražiai laviruodamas ir nuo pat rinkimų nakties turbūt naudodamasis susidariusiomis situacijomis labai meistriškai sekantis Lietuvos Respublikos prezidentas bus Saulius Skvernelis. O geras klausimas. Aš manau, jis dabar neigia, bet jis gali kažkokiu momentu pasakyti, kad aš einu. Taip, ir jisai dabar, tas apibūdinimas toks meistriškas gali veikti. Ir kita vertus, jisai rizikuoja. Viena vertus, tu kaip ir iš tų 3 atrodo dabar geriausia. Valstybinė prasme, jis kritikuoja, jis atsitraukęs šiek tiek. Kita vertus, jis tiek žmonės nutapatina. Tai jeigu jau tu toks jau valstybiškas, tai išeik iš tos koalicijos. Tai kam tu čia dalyvauji tada, ne? Kam tu tam sandėlėsi, jeigu jau tu? Teisingai, visko gali būti. Pozicija Seimo pirmininko gera. Tai jisai gali būti, bet nebus taip paprasta. Patikėkit, čia kadangi jau vis tiek jau
Gitano Nausėdos jau kaip ir jisai negalės, tai manau, kad čia yra tas angliškas terminas. Yra tas angliškas terminas open race. Tai labai atviri rinkimai, žinau. Čia aš manau, mes matysim ir visuomenininkų, matysim ir ekonomikos žmonių, matysim čia dar daug laiko, kad mes galėtume pasakyti, kad tai būtų būtinai tradicinis politikas, kuris dabar yra radaruose, gali visiškai susiklostyti. Ir paskutinis klausimas, jūs pats nevengiate aštrių pasisakymų, kaip antai ten uždaryk purną savo asilę. Reikia pamiršti, kad tai buvo Žemaitaičiui, ne šiaip žmogus. Ir kokia jūsų nuomonė apie tai, kad prezidento patarėjas Frederikas Jansonas galimai perduodamas Gitano Nausėdos žodžius Eugenijų Gentvilą išvadino sena politinė šiukšlė, kurią rinkėjai kol kas pamiršo pakelti ir išmesti į šiukšlių dėžę. Citatos pabaiga. Žiūrėkit, aš nenoriu, kad mūsų politinė arena virstų šiukšlynu. Ir tada mes turime atsakymą iš kitos pusės ir tada vienas kitą į šiukšlės ir mėtom. Žiūrėkit, Gentvilas yra signataras. Nepriklausomybės akto signataras. Ta prasme, tu jį gali mėgti, gali nemėgti, bet tai yra figūra Lietuvos istorijai. Jų nebėda, šiandien mes įmė tik du. Gentvilas ir Zingeris. Tai va, pirmiausia, gerbkim tą statusą. Ir ne prezidento lygio, aukščiausios politikai. Tai vienas prezidentas, kitas signataras. Ir dabar vienas su kitu mušasi viešuodį. Kur mes šiandien? Tai turbūt tuo pabaigdami, Laurinai, palinkėkime ne tai, kad kuo daugiau, bet nors minimalios kultūros mūsų politikoje. Tikrai taip, būna gyvenime epizodų, kai neišlaikai. Žinokit, tikrai, politika toks dalykas, yra emocijos, tave provokuoja, sukuria situacijas, kaip tu reaguoji, viskas yra normalu. Kartais ir to reikia. Bet ne tada, kai patarėjas ateina į radiją ir ramiai, kai jo nieks neišprovokuoja, kai nėra oponento, čia tokius žodžius tarda. Tikrai taip. Tai va, tai... Ačiū. Ačiū jums labai už pokalbį, ačiū, kad atėjote ir iki kitų kartų. Dzūkijos veido žiūrovai, ačiū, kad žiūrėjote, iki pasimatymo.